Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip sukurti gegnes ir grebėstus, panaudojant SIU sistemas. Tai vieną kartą rodžiau, kaip kurti elementus panaudojant plokštumas, tiek stogo, tiek pagalbinės plokštumas braižant, tačiau tai labiau pavieniai elementai, kuriuos paskui galima kopijuoti. O SIU sistemos tai yra toks elementas, kuris nurodo kontūrą, kuriame išdėstyti sijas viena ar kita kryptimi. Tai norėsiu sukurti, kadangi ir grebėstus, ir gegnes, tai aš pirmą pasižiūrėsiu, kokius turiu elementų skersvėjus. Susirandu projektų media šeima Structural Framing Dimension Lumber ir matau, kad aš turiu 2 elementus. Tai paimsiu tiesiog dešinį klavišą, paspausiu ir padarysiu duplicate, padaryti kopiją, įvesiu pavadinimą. Tai bus tipo pavadinimas 45x45. Dešinį klavišą vėl, spaudžiu Type Properties ir čia jau pakeičiu matmenis. Spaudžiam OK ir darom dar vieną tokį patį dalyką, tik tai skersvėjis bus 45x30. Vėl dešinis klavišas, Type Properties ir įvedam aukštis 30. Spaudžiam OK. Galime suskleisti šeimų grupę. Ir tiesiog pradėsiu modeliavimą nuo viršutinių elementų. Tai tam visų pirma pasirenku stogo plokštumą, set work plane, pasirenku pick plane ir užvedu pelę ant šoninės linijos, pamėlynuoja paviršius, kurį noriu pasirinkti, spaudžiu ant to paviršiaus ir mano plokštuma dabar bus darbinė šita stogo plokštuma. Dabar jau, kai turiu nustatęs plokštumą darbinę ir turiu elementus, spaudžiu Beam System komandą, tai SIU sistemos kūrimas, tai reikia suformuoti kontūrą, kuriame bus išdėstytos sijos. Kadangi mano darbo plokštuma jau yra pasvirusi, tai galiu tiesiog dabar žymėti stogo kraštinės. Pasižymiu šitas kraštinės, užeinu ant stogo linijų. Spaudžiu vėl Tab klavišą, čia pažymiu ir sukūrus kontūrą, matau, mano SIU kryptis bus pagal šitas 2 linijas. Ja galiu pakeisti, jeigu pasirinku Beam Direction ir, pavyzdžiui, Pick Line ir pasirinku šitą, sijos bus išdėstytamas ta kryptim. Tai kaip pasirinksiu, taip sijos bus ir sukurtos. Čia pasirinku taisyklę, kaip jos bus išdėstytos. Su fiksuotu atstumu tarp jų centrų, tarkim, po 600 tarp jų. Čia jų yra lygiavimas, tai per centrą kontūro bus pirma, o paskui šonus kas 600 ir pasirinku, kokios skersvėjo noriu naudoti sijas. Tai panaudosiu 45x45, paspaudus Finish. Turime čia sukurtą SIU sistemą, kurioje yra išdėstyti tie elementai. Pažymėjus kiekvieną elementą atskirai, matosi, kad jis užrakintas, negaliu redaguoti jo kraštų. Jo kraštai bus redaguojami pagal SIU sistemos kontūrą. Nebent aš jį atrakinčiau ir tada specialiai kažką keiščiau, paslinkčiau jį ir panašiai. Tačiau aš panaikinsiu šitus pakeitimus ir paliksiu, kad tai būtų SIU sistemos dalis. Einam pasižiūrėti į pjūvį, kaip tai atrodo. Ir matosi, kad mano šitie elementai išdėstyti ties viršutiniu stogo paviršium. Tai tas nėra gerai, nes aš jį norėčiau turėti po stogo danga. Todėl aš tiesiog pažymėsiu šitą elementą, spausiu dešinį klavišą, pasirinku Select All Instances in Entire Project, nes kol kas tik vienoj plokštumoj jos turiu, tai galiu pasižymėti ir įvesiu atstumą, per kiek aš noriu, kad jie būtų žemiau. Tai Z offset value įvedu 40, tiksliau -40 ir pasislenka mano elementai per šitą atstumą statmenai stogo plokštumai. Kai turiu sukūręs pirmą SIU sistemą, sukursiu dabar išilginius grebėstus, pasinaudodamas šitą SIU sistemą. Tai tiesiog pažymiu šitą SIU sistemą, kurią turiu, spaudžiu copy, align to the same place,
Tai vėl į tą pačią vietą nukopijuoju CU sistemą ir kol jinai dar yra pažymėta, spaudžiu Edit Boundary, pakeisti kontūrą ir pakeičiu Beam Directions CU sistemos kryptį, pasirenku šitą kraštinį, spaudžiu Finish ir mano naujieji elementai dabar yra pakeitę kryptį. Šitie nauji elementai turėtų būti kitokio skersvio, tai 45x30 ir turėtų būti po šitais grebėstais. Tai padarysiu taip, kad pakeisiu jų darbo plokštumą, Edit Work Plane, kad darbo plokštuma būtų ne stogo viršus, o grebėsto apačia. Spaudžiu Pick Plane, pasirenku apačią ir jie pavažiuoja žemyn. Tai jeigu nueisiu į pjūvį ir laikinai užgesinsiu stogą, tai matau, kad čia turiu savo skersinius grebėstus, o čia išilginius grebėstus. Tai einu toliau vėl į 3D vaizdą ir vėl tą patį darau. Pasirinku šitą CU sistemą, spaudžiu Copy, spaudžiu Align to the same place, pakeičiu profilį, tai čia jau dabar bus gegnės, kadangi jos čia toj pačioj vietoj, tai man reikia vėl pakeisti plokštumą, Edit Work Plane, Pick Plane, pasirinkam plokštumą ir užvedu pelę, matau, kad ties 45-30 elementų apačia turėtų atsidurti mano gegnių sistema ir taip ir atsitiko, mano gegnės dabar jo yra po jomis. Nu ir jeigu dar aš norėsiu, tarkim, kažkokių skersinių grebėstų, vėlgi galiu padaryti copy, align to same place, pakeisti profilį į cam 5 ant cam 5, padaryti edit boundary, vėl pakeisti kryptį, beam direction, paspaudžiu ant čia, užbaigiu ir turiu šioje vietoje, tačiau jos turėtų būti pagegnėms. Todėl padarysiu edit for plane, pick a plane, pasirenkam plokštumą, gegnių apačią. Tai dabar šitie grebėstai bus po gegnėmis. Na, aišku, jiems nereikia čia išlysti, galbūt vidiniams elementams galėtų tarnauti, todėl ten nuėjus į antro aukšto planą, tarkim, galima padaryti dar kartą edit boundary ir sulygiuotis, panaudojant align komandą, ar ne, su vidiniu, tarkim, sienų paviršium. Tai dabar grubiai ties čia sumažinsiu šito kontūro gabaritus, kur turėtų būti tos sijos išdėstamos. Spaudžiu užbaigti ir galim pasižiūrėti pjūvyje. Dabar mano elementai taip išdėstyti. Vis dar turbūt nepataikiau, aš čia visgi kontūrą sutvarkyti ir čia viršuje taip pat reikėtų dar pakoreguoti. Gal pjūvį užeinu čia, pasižymiu šitą kontūrą, einu į level 2, edit boundary, pasižymiu šitą liniją, galbūt ir šiame vaizde galiu tiesiog paimti ir paslinkti, kad prasidėtų kontūras kažkur čia, tarkim, ar ne, spaudžiu OK ir tiesiog susimažinu savo kontūro ribas. Tai greitas sukūrimas tokių elementų panaudojant CU sistemas, tik tiek, kad turėkit omeny, kad visi dabar elementai yra priklausomi vieni nuo kitų ir reikėtų nuo pat pradžių susitikslinti atstumus, kokie turėtų tarp grebėstų, kadangi aš kaip pabandžiau įvesti čia dabar kitokią vertę, susigadino mano gegnės kaip ir, todėl kad jų plokštuma, šitos jų plokštuma buvo pririšta prie kažkurio iš konkretaus elemento ir kai aš pakeičiau žingsnį, jisai pakeitė savo poziciją ir mano visa šita plokštuma, visa šita sistema, jinai nuvažiavo paskui tą elementą ir susigadino. Tai turėkite omeny ir visada, kai turite elementus automatiškai sujungtus,
gali atsitikti, kad jie kaip ir padeda tam tikrose situacijose, o tam tikrose situacijose sunku juos suvaldyti. Aišku, galimas variantas, kad jūs pažymite beam system, paspaudžiate remove beam system ir šitus elementus jau galite redaguoti kaip bet kuriuos kitus. Tai yra, galite paslinkti kiekvieną atskirai, nukopijuoti, pridėti papildomai ir panašiai. Ne? Tai reikia žiūrėti pagal situaciją, kas atsitiko ir kokiu rezultatu siekit. Tačiau tai gana geras būdas greitai susikurti savo elementus. Čia aš parodžiau labai paprastą pavyzdį, tai visiškai nerealistiškas pavyzdys, kadangi tiesiog išdėliojau elementus ir, pavyzdžiui, nežiūrėjau į koks atstumas nuo čia, ties kuria vieta ties siena susidėlioja, kokie atstumai gaunasi vienam, kitam krašte, ne, tai tiesiog jeigu realistiškai projektuot, gali tekti paskaidyti ir detaliau padirbti ties tokiais elementais. Tai pavyzdžiui, kai kūrėme kažkokį tai SIU išdėstymą, ne, pasirenkame plokštumą, pavyzdžiui, set work plane, pick plane, pasirenku šitą trikampę plokštumą ir dabar sukuriu SIU sistemą, kuri bus, tarkim, 45x45 profiliai, pažymėsiu šitas 3 kraštinės, SIU kryptis netokia turėtų būti, o jeigu pasižiūrėsim iš viršaus, beam boundary ir nubrėšiu tiesiog liniją tą kryptim, spaudžiu finish, tai mano sijos bus išdėstytos tą kryptim, tačiau reikia žiūrėti, kokie čia susidaro atstumai, kad nebūtų per daug arba per mažai. Šiuo atveju, tiesą sakant, gana simetriškai gavosi, tai kaip ir neblogas variantas, tačiau jeigu reikėtų išdėstyti šiek tiek kitaip, galime pasirinkti SIU sistemą ir šitą liniją, pavyzdžiui, paslinkti į čia, ne, tarkim, per konkretų atstumą, tarkim, noriu nuo čia, kad būtų, nuo centro šitos sijos, kad būtų per 300, ar ne, spaudžiu save ir pasirenku lygiavimą ne pagal centrą, o pagal direction line. Tai reiškia, kad pirmas elementas bus ties mano nubrėžta linija, o paskui kas 600 į šonus. Tai toks vienas variantas. Kitas variantas, kad labai gali būti, kad mums tą plotą, kaip aš čia dariau visą plotą, gali tekti sudalinti tam tikras dalis. Šitoj daly išdėstyti vienaip sijas, paskui šitoj daly išdėstyti kitaip ir panašiai. Tai visada galime tiesiog padaryti kopiją tai SIU sistemai ir sukurti dar vieną SIU sistemą toj pačioj vietoj, tačiau padaryti edit boundary ir jau turėti, tarkim, atskirti, ne, tas SIU sistemas. Vat, pavyzdžiui, vieną atskirsiu taip, padarysiu taip, šitą ištrinsiu, šitą paslinksiu arba beam direction. Jo, pasilinksiu taip ir pasirinksiu, kad čia, tarkim, per 400, ne, dėl kažkokių priežasčių, o kitą SIU sistemą, kuri liko šitoj pusėje, padarysiu edit boundary ir taip pat nubrėšiu toj pačioj vietai, tačiau šitą, tarkim, per 200 padarysiu liniją, spausiu OK, negaliu užbaigti, nes neužbaigiau tvarkymo kontūro. Dar kartą trim, spaudžiu TR ant klaviatūros ir dabar užbaigiu, kadangi turi būti uždaras kontūras, ne? Tai sukūriau vienas kontūras ir kitas kontūras, tai kaip ir dengiu tą patį plotą, tačiau jį sudarau iš 2 kontūrų ir tada turiu daugiau galimybių, kaip juos išdėstyti tos elementus. Tai va, tokių triukų prireiks realistiškam elementų išdėliojimų, nes čia gali būti angų, kaminai, gali būti nepatogus atstumai, kur bus tarp 200 tarp gegnių, galbūt to nenorėsite, ar ne, tai reikės kažkokio papildomo elemento, galbūt reikės tiesiog atkabinti vieną elementą ir nukopijuoti šalia, kad būtų, ar ne, tai va, tokių visokių gali tiek dalykų padaryti, tačiau žingsnis po žingsnio ir pasidarom tas stogo konstrukcijas.
Toliau dirbant su tom konstrukcijom, aišku, mes tvarkomės tos nukarpimus. Tai jeigu norime nukirpti šitas sijas, pasirenkame, kad tiesiog įsijungiama multiple sija su šita plokštuma ir sukarpome visas, paspaudžiame ant visų ir sukarpytos mano dabar sijos pagal tai. Einu į level 2, čia turiu taip pat plokštumų prie savo įstrižų šlaito sijų. Pasirinksiu tiesiog dabar visas gegnių skersvėjo sijas, matoma šitam vaizde, pažymėsiu šitas 2 plokštumas, izoliuosiu tuos elementus ir šitie elementai visi, jie turėtų prasitęsti tą pusę, tai tiesiog end extension padarysiu 200 pavyzdžiui ir jie visi bus pratęsti. Tada spaudžiu vėl cut, pasirenku vieną iš jų, pasirenku plokštumą ir jau tada praeinu pro visus likusius. Ir galim pasižiūrėti 3D vaizdę, kas čia gavosi. Tai tiesiog šitus pažymėsiu, paslėpsiu, šitus pažymėsiu, paslėpsiu kol kas ir pasižiūrėkim, kaip šitie elementai atrodo. Tai jie dabar pripjauti palei šitą šlaito siją. Kaip ir čia jau esu tas šlaito sijas supjovęs. Na, bet, žodžiu, tokiu būdu, panaudodami visas technikas, kurias rodžiau, galime kurti savo sijas šlaitiniam stogui. Tai tiek šiam kartui ir iki.